Sveiki. Šiandien pakalbėsim apie saliklą traiškymą. Dažnai tai būna diskusijų ir nesutarimų klausimas, kaip ir kokiu dydžiu reikia traiškyti saliklą. Taigi rinkoje yra tikrai daug įvairių traiškytuvų, tačiau namų aludariai dažniausiai naudoja tik tai poros rūšių, poros tipų malūnus. Tai yra 2 volų rankinis arba mėsmalės tipo, arba dabar į rinką atėjo naujas deimantiniais diskais traiškytuvas. Dažnai būna klausima, koks yra skirtumas tarp 2 ir 3 volų. Ar 2 ar 3 volai turi įtakos, kaip gerai sutraiškytas bus saliklas. Tai galiu atsakyti ir taip, ir ne. Turi įtakos ir neturi. Kam yra 3 volas ir kokios dar technologijos naudojamos, kad būtų gerai sutraiškomas saliklas. Paprastai nebrangus traiškytuvai sudaryti būna iš 2 volų. Vienas volas yra sukamas rankiniu būdu arba pridedant drėlę. O antras volas būna laisva eiga besisukantis. Reiškia, principas yra toksai, kad grūdai patenka į jau žiotis tų volų. Vienas sukamas volas sukasi ir įtraukia grūdą į tarpą tarp volų. Pasirinkus norimą traiškymo tarpą, dantys esantis ant volo įtraukia grūdą ir jį skelia per pusę, į 3 dalis ar kokia ten nustatyta. Taigi principas yra paprastas, grūdas yra įtraukiamas ir sutraiškomas. Pasirinkus tarpą. Kur prasideda problema? Problema prasideda tame, kad pirmiausia reikia apsispręsti, kokio dydžio tarpą reikia naudoti sutraiškyti. Tai yra ant kiek smulkiai traiškomas saliklas. Tai yra variacija tokia, kuo smulkiau traiškysi, tuo efektyvumas didės. Iki tam tikro sutraiškymo lygio efektyvumas bus geras ir pratekėjimas mėsos per saliklą bus taip pat geras. Tačiau pasiekus tam tikrą traiškymo lygį, jūsų mėsos tekinimas gali sustoti ir iš vis užsikišti visos sistemos. Taigi, pradėsim nuo to, kad koks skirtumas yra tarp šitų traiškytuvų. Paprastas traiškytuvas 2 volų turi dantukus ant abiejų volų. Kai pagrindinis volas sukamas, sukasi, pagaunamas grūdas su tais dantukais ir nuleidžiamas į tarpą. Problema atsiranda tada, kai tarpą jūs mažinate. Kai tarpas mažėja tarp šių volų, dantukai nebegali taip stipriai suimti saliklą ir saliklas būna paprastai metamas atgal. Todėl atsiranda tokia problema, kaip sako, mano traiškytuvas nevalgo saliklo. Taip, šita problema yra žinoma, todėl kai kurie gamintojai pasitelkia brangesnės technologijas ir tuos 2 volus suriša tiesiog krumplinė pavara, kuri yra viduj traiškytuvo. Tai reiškia, tada sukant vieną volą, sukasi abudu kartu. Taip pagerinamas tų grūdų paėmimas į tarpą. Tačiau dažnai tai nesprendžia, tai sprendžia tik tai tam tikrą procentą šitos problemos. Todėl buvo sugalvota padaryti 3 volus. Ir tie 3 volai irgi yra tik todėl, kad būtų pagaunamas grūdas į tarpą, o nemetamas atgal. Todėl jeigu jūsų traiškytuvas pagauna tą grūdą ir sutraiško, tai reiškia, jisai jį sutraiškis lygiai taip pat gerai, ar bus ten 2 volai, ar bus 3. Tai nėra svarbu. 3 volas yra svarbu tik tai tam, kad jisai būtų kaip pagalbinis volas, kuris padeda sukišti tą grūdą į tarpą.
Tai tokios problemos yra su plieninių valų traiškytuvais. Kaip minėjau, tai yra tik tai tie, kurie naudojami namų apyvokių, dėl to, kad traiškytuvų yra įvairaus dydžio. Dažniausiai jau geri traiškytuvai prasideda bravorinio lygio, kurie gali traiškyti didelius kiekius ir didelį tūrį salyklo, tai tokie būna jie apgalvoti truputį kitaip negu kad namų apyvokai skirti. Tačiau Kegland kompanija sukūrė štai tokį Maldzilla malūną, kuris turi 2 deimantinius volus esančius čia viduje. Deimantiniai valai yra padengti tokia kaip švitrinio popieriaus danga, labai stipriai kimbančia ir labai aštria. Kadangi tai nėra plienas, o yra deimantiniai paviršiai aštrus, juos patekęs grūdas yra užkabinamas itin didžiulė jėga ir jisai nebeturi galimybės iššokti atgal. Todėl naudojant tokį, pavyzdžiui, traiškytuvą, jūs pasirinkę savo norimą tarpą, traiškymo dydį tai yra, visada gausite tokį, kokį pasirinkote ir nesusidursite su problema, kad salyklas šoka į viršų ar malūnas nevalgo salyklą. Tai šitoj vietoj būtent Kegland kompanijos Maldzilla yra tikrai visa galva aukščiau visų kitų rinkoje siūlomų namų apyvokai skirtų malūnų ir leidžia jums dirbti praktiškai bravoro lygyje. Taigi apie patį dydį grūdų, kokiu reikėtų traiškyti. Tai vėlgi nuomonių yra įvairių ir priklauso nuo to, kokios jūsų techninės galimybės tą salyklą apdirbti. Ta prasme, ištekinti saugiai ir paversti į misą. Paprastai namų aludariai naudoja gan didelius tarpus ir ganėtinai nestipriai jį sutraiško, perskeliant į vieną ar 2 dalis. Bravorai tuo tarpu naudojasi maksimaliai mažų tarpų, kiek tai yra įmanoma, tam, kad jų sistemos neužsikištų ir tai leidžia jiems pasiekti didelius efektyvumus. Mūsų parduotuvėje traiškomas salyklas yra mūsų pasirinktų optimalių tarpų, kas tikrai leidžia gan efektyviai išsalinti salyklą. Mes pasiekėm kartais ir 86-89%. Ir tai tikrai lemia ne tik salyklo rūšis, ne tik salyklo gamintojas, bet ir salyklo traiškymo dydis. Taigi, tą dydį jūs galite įsivertinti patys. Sakykime, kas tinka vienai sistemai, netinka kitai. Jeigu jūs verdate automatiniu puodu vienos firmos ar kitos, ar gal jūs gaminate tiesiog su puodu paprastai senoviniu būdu tekinant per lėtą tekėjimą, tai viskas priklauso ir nuo to. Jūs turėtumėte įsivertinti, koks tai yra jūsų gamybos metodas, įsivertinę, koks tai yra gamybos metodas ir kiek jums svarbu užsikišimas, galite tą tarpelį reguliuotis. Tai tokiu atveju, jeigu jūs turite savo sistemą ir norite pritaikyti tą salyklo malimo efektyvumą, tai yra vienintelis kelias, jūs turite turėti savo malūną. Nes dažniausiai, jeigu jūs kur nors užsakote malimą, traiškimą, tai vargu ar kas reguliuos ir žais su tais tarpeliais, minimaliais kažkokiais pagal jūsų poreikius, kadangi tai yra vėlgi atskiras darbas, matuoti tarpelius ir žiūrėti tiksliai, kiek tai kinta, paskui atstatinėti. Tai pilnai efektyvumo išgavimui tikrai rekomenduoju turėti savo salyklo traiškytuvą, o ypač rekomenduoju turėti šitą elektrinį Maldzilla malūną, kuris tikrai leis jums
be papildomų techninių problemų, tai yra be salyklo šokinėjimo, išmetimo ir viso kito, reguliuoti tiksliai, kiek norite sutraiškyti savo salyklą. Efektyvumo skirtumą jūs pajusite nuo pat pirmo pabandymo, sakykime taip. Jeigu norite išbandyti pilnai spektrą ir patikrinti, kiek jūsų sistema gali, jūs galite pradėti, sakykime, nuo didžiausio, koks tai įmanoma to tarpo, kad tik būtų perskeliamas vieną kartą, paskui mažint tol, kol jūsų sistema sustos ir nebegalės toliau tekinti. Tai tokį dalyką jūs galite padaryti turėdami savo malūną ir traiškydami grūdus pagal savo technologiją. Tai tikrai rekomenduoju šitą prekę, su kuria galėsit pilnai išnaudoti savo namų bravoro galimybės. Taigi, iki kito karto.